Sveiki, mėly bičiuliai. Šįryt mes su profesoriumi Kalėdausku nusileidome prie Kauno technologijų universiteto gimnazijos. Šiandien labai svarbi laida. Gustavai, žiūrėk, pesnietis eina. Visi žinome, kad festo klasė yra geriausia tarp pirmokų. Nagi, pasižiūrėkime, kasgi ten vyksta. Sveiki, mėly bičiuliai. Seni žmonės sako, kad festo klasėje kada nors gyvavo gaivus oras. Legenda mini apie šios salės Simo Beziko aromatą. Deja, bet tos dienos jau seniai už mūsų. Štai legenda apie festo klasės mūsų gimtinės šūdų kvapą. Ėjo kadaise ąžuolėnas Aniulėnas pro laukus ir aptiko grybą, nepaprastą. Po poros valandų prisiuostytas, jis nukrito, apalpo. Tada po kiek laiko Justas Mikšiūnas nusprendė, kad iš to grybo laikas padaryti kažką naudingą. Jis su kitais Galiorgos raganiais ir pora užsieniečių pargabeno ingredientus, kad pagardinti šį grybų tirpalą. Tas tirpalas vėliau buvo įkištas į spintą, iš kurios įvairūs mokytojai ir KTU gimnazijos darbuotojai bandė jį paimti. Bet festo klasė nesustojo, nepasidavė, nesiliovė savo grybų išminties siekimo. Tačiau vėliau jie suprato, kad tas grybas buvo blogas pasirinkimas. Klasėje buvo būdingas neužas. Ir ši kančia tęsiasi mėnesius, iki tol, kol grūdą išgelbėjo Galiorga, paėmė tirpalą ir jį išpylė. Po tokių vaizdų norėtųsi ir pasistiprinti. Gustavai, gal metas eiti į mūsų povandeninio laivo orlaivio virtuvėlę ir paruošti pietus? Ariau, lygiuosius laukelius, atėjo mergelė, atnešė pusryčius. Mėly bičiuliai, šiandien pasigaminsime skanią, gardžią picą iš ikiuko. Ir kadangi į ikiuką jau užsukau, belieka tik įsidėti Gustavo slaptojo ingrediento. Gustavai, kasgi tas slaptasis ingredientas? Šiandien eidamas namo užtikau šį nuostabios kokybės grybą. Jį užtikau netoli šiukšliadėžės ir, jo buvo neįmanoma atsispirti. Mums, bičiuliai, tik belieka nueiti į virtuvę, spjausyti šį grybą ir, viską sumaišyti. Kadangi viskas taip gražiai susimaišė, ir jausis šio nuostabaus grybelio skonis, beliko tik ragauti. Kaip gardu. Koks skonis. Viso gero, pasimatysime kitą šeštadienį, ko gero, jei tik jūsų širdyse liks mums vietos.